Sveiki visi. Šiandien trumpoj pamokėliai išmoksime, kaip trim skirtingais būdais pakeisti objektų spalvą Photoshop'e. Tai dalinuosi ekranu. Turime du objektus, dvi tokias megztas gėles. Ir pirmiausia, ką mums reikėtų pasidaryti, tai reikėtų jas išsikirpti, kiekvieną atskirai. Tai pasižymim su Object Selection. Man labiausiai patinka ne naviguoti ant objekto, bet jį apžymėti aplink. Tai apžymime objektą. Ir kadangi šiek tiek imame ir kotelio, o kotelio mums nereikia šiuo atveju, tai prisitraukiame šiek tiek artyn ir primenu paprastą komandą, pasirenkame įrankį Quick Selection Tool, susimažinam laužtiniais skliaustais, pasididinam, susimažinam pagal mūsų norimą dydį ir Alt komanda atima, Shift prideda. Šitą taisyklę, auksinė taisyklė žymėjimo įrankiuose. Tai Alt, laikome Alt ir nuvalome kotelį, nuvalome žymėjimą nuo kotelių. Ir tuomet darome paprastą komandą Ctrl+C, Ctrl+V, tai yra copy ir paste. Ir išsikeliame objektą į naują sluoksnį. Tai šitą turim vieną bumbulą jau išsikirpę, dabar tą patį pakartojam ir kitam. Tai vėlgi pasižymime su Object Selection, apsibraukiame. Pasirenkame Quick Selection Tool, pasimažinam, pasididinam laužtiniais skliaustais pagal norimą dydį ir laikydami Alt nuvalome nenorimo pažymėti vietas. Aš šiuo atveju nuvaliau per daug, tai Shift laikau ir pridedu tiesiog, ko man dar trūksta pažymėjimo. Ir vėlgi kartuojam komandą Ctrl+C, Ctrl+V, Copy, Paste. Turime abu objektus išsikirpę ir dabar eisime keisti spalvą. Tai pasirenkame patį pirmą sluoksnį, didįjį savo bumbuliuką. Ir yra komanda, įrankis Color Replacement Tool. Jį rasite prie paprastų teptukų, tai yra toksai trečias nuo viršaus Color Replacement Tool. Pasirenkame spalvą. Pasižiūrime, kad viršuje tolerance būtų 100%, tai reiškia, kad palies šitas įrankis visus atspalvius ir paims tikrai visus atspalvius. Ir tiesiog su Color Replacement Tool nuspalviname savo objektą. Šitas įrankis labai greitai veikia, išsaugo tekstūrą, viskas labai atrodo šauniai. Tik tai minusas yra toks, kad mes jau jo koreguoti, modifikuoti nebegalime ir tai yra taip, kaip įklijavome, taip ir lieka. Ne? Mes nebeturime nei atskirame sluoksnėje, nei galim taip paprastai keisti. Tai kitam bumbuliukui išbandykim kitą metodą. Pasirenkame kitą rutuliuką ir dabar jau einame į Layer Style. Tai 2 kartus į sluoksnio vidų. Ir randame komandą Style Color Overlay. Aktyvuojame, užlipame ant viršaus, papilkiname ir tada pasirenkame norimą spalvą. Kai turime norimą spalvą, rasime Blend Mode ir iš Blend Mode meniu pasirenkame Color. Ir OK. Turime kitą bumbuliuką, nuspalvintą kitą spalvą, bet visas mūsų, visi atspalviai, visas mūsų efektas įrašo į efektus, tai yra tokie priedai prie sluoksnio, jos galima įjungti ir išjungti. Jeigu norim pasižiūrėti, kaip buvo prieš tai, ką padarėme dabar, arba tiesiog ištrinti efektus, tai galime tiesiog tos akytės pagalba. Ir grįžtame prie mūsų pirmo bumbuliuko, jam pritaikysim dar vieną metodą, kada spalva atsiranda atskirame sluoksnėje. Tai kuriame iš adjustmento apačioj skydelio, pasirenkame Solid Color, pasirenkame norimą spalvą, darome OK,
Atsiranda solid color jau su prisegta kauke. Ir viršuje solid color sluoksniui darome blend mode, tai yra skleidžiame meniu normal ir darome color. Ir dar ant sluoksnio dešiniu klavišu ir darome create clipping mask. Tai yra priskiriame šitą sluoksnį tik tam objektui. Clipping mask pagalba. Ir bet kada galim aktyvuoti ir pakeisti norimą spalvą. Nuspalvintą spalvą į kitą. Mes tiesiog galim bet kuriuo metu šitos sluoksnio spalvą keisti. Ir visą tai turim atskirame sluoksnėje, kur galime darbuotis. Tai šiandien tiek. Ačiū už dėmesį ir iki kitų kartų.